Sveiki. Na, ar teko kada susimastyti, kodėl atrodo darai viską, ką gali, o tas pilvas kaip užkeiktas niekur nedingsta? Šiandien mes pasigilinsime į šią temą ir remdamėsi patikimų šaltinių, pažvelgsime į, sakyčiau, visai netikėtą energetinę šios problemos pusę. Tai va, pradedam nuo klausimo, kuris, manau, daugam neduoda ramybės. Ypač kai Saulė vis dažniau pasirodo, kodėl su tais pilvais tokia, sakytum, pasaulinė tragedija. Ką daryti? Šaltinis čia kelia klausimą ne šiaip sau, juk iš tiesų daugybė žmonių visame pasaulyje suka galvą, ką daryti su tuo atsikišusiu pilvu. Ir atsakymų į šiuos klausimus ieškosime kartu su tikru profesionalu. Šiandienos mūsų vedlys, karmos meistras ir reiki mokytojas Virginijus. Įsivaizduokite, 25 metai patirties. Tai jau tikrai laiko patikrintas reikalas. Taigi pažiūrėkime, kokiomis įžvalgomis jis pasidalins. Gerai, keliaujam toliau. Ir čia prieiname prie labai įdomios vietos. Visi mes žinom tos standartinius patarimus – mityba, sportas, bet pasirodo tai tėra ledkalnio viršūnė. Šaltinis teigia, kad tikroji priežastis slypi kur kas giliau. Na ir mes kaip tik ten ir nersime. Ir štai, žiūrėkite, čia labai aiškiai matosi tas perspektyvos pokytis. Kairėje tai, ką visi žino – netinkamas maistas per mažai judėjimo, bet dešinėje visiškai kitas lygmuo, gilesnė priežastis – energijos praradimas čakrose. Būtent čia, pasak šaltinio, ir slypi viso reikalo esmė. Gerai, bet kaip konkrečiai ta energija dingsta? Na ir čia į žaidimą įsitraukia čakros. Pasirodo, pagal šią teoriją, mūsų mentis ir požiūris tiesiogiai veikia šiuos energijos centrus. Ir jeigu jie įsibalansuoja, tampa tarsi skylėmis, pro kurias gyvybinė jėga tiesiog nuteka lauk. O štai čia darosi ypač įdomu. Pažiūrėkime į šį ryšį iš arčiau. Pavyzdžiui, nuolatinis pyktis, susierzinimas, nepasitenkinimas – visa tai teigiama kerta tiesiai per Saulės rezginio čakrą, kur yra kaip tik pilvo srityje. Meilės sau trūkumas išbalansuoja širdies čakrą, o nuolatiniai finansiniai rūpesčiai ir baimė dėl ateities veikia pačią pagrindinę šaknies čakrą. Taigi matome, kad kiekviena negatyvi mintis, kiekviena užslopta emocija tampa kanalu, pro kurį prarandame energiją. Gerai, jeigu turim tos energetinius centrus, tai turim ir kažkokią energijos bateriją, tiesa? Pažiūrėkime, kaip ji veikia ir, kas svarbiausia, kas ją taip negailestingai iškrauna. Pasirodo, kūnas turi tokią pagrindinę energijos bateriją. Ji yra pilvo apačioje ir vadinasi Hara centras. Tai tarsi mūsų strateginis energijos rezervas. Žinot, kaip automobiliuje yra atsarginis ratas? Tai čia panašiai. Energija nenumatytiems ekstremaliams atvejams. Bet va čia ir prasideda problemos. Mūsų šiuolaikinis gyvenimo būdas, jis tiesiog išsiurbia šitą rezervą. Nuolatinis stresas, persidirbimas, miego trūkumas, negatyvios mintis – viskas veikia kaip skylė kiaurame kibire. Energija tiesiog išteka. Na, o dabar pažiūrėkime, kaip šis energetinis disbalansas galiausiai virsta labai konkrečia fizinė problema. Tai tikrai nėra procesas, kuris įvyksta per vieną naktį. Tai veikiau lėtai besivystanti grandinė reakcija. Ši schema puikiai parodo, kaip viskas vyksta, lyg domino kaladėlės. Pirmiausia, dėl išbalansuotų čakrų atsiranda energetiniai blokai. Dėl nuolatinio energijos trūkumo ima trikti vidaus organų veiklą. Jie tiesiog nebeturi jėgų normaliai funkcionuoti. O kai organai nedirba pilno pajėgumo, jie nebesugeba efektyviai šalinti toksinus. Ir štai tie toksinai ima kauptis organizme. Galutinis rezultatas – atsikišęs pilvas. Taigi, lūžio taškas yra būtent čia. Kūnas, bandydamas kažkaip apsisaugoti tuos visus nepašalintus toksinus ir negatyvią užterštą energiją, tiesiog supakuoja. Supakuoja į riebalų ląsteles, kad izoliuotų nuo gyvybiškai svarbių organų. Pilvas tampa savotiška pavojingų atliekų saugykla. Ir deja, ties pilvu viskas nesibaigia. Ilgainiui šis procesas paveikia visą organizmą. Pradeda dilti sąnariai ir stuburas, atsiranda lėtiniai nugaros skausmai, žinoma, nukenčia ir psichologinė būsena. Auga stresas, nerimas, gali išsivystyti depresija. Šaltinis netgi teigia, kad galiausiai gali pasąmoningai įsijungti savotišką susinaikinimo programą. Gerai, pakankamai tų gąsdinimų. Geroji naujiena ta, kad situacija tikrai nėra beviltiška. Yra kelias atgal. Šaltinyje labai aiškiai nurodoma, kaip galima atkurti tą prarastą balansą.
Viskas prasideda nuo esminio požiūrio pokyčio. Raktas į gijimą, pasak šios medžiagos, yra sąmoningas geranoriškumo ugdymas. Ir pirmiausia, geranoriškumas savo, o tada aplinkiniams ir pačiam gyvenimui. Štai ir konkretūs įrankiai, kurie gali padėti šiame kelyje. Tai labai žemiški gyvenimo būdo pokyčiai. Sąmoningas mąstymo keitimas, mitybos suderinimas, daugiau laiko gamtoje ir be abejonės dėkingumo praktikavimas. Tai yra kompleksinis požiūris, skirtas išvalyti ir kūną, ir perprogramuoti protą. Yra ir labai konkretūs veiksmingi įrankiai. Tai ne tik visiems žinomi dalykai. Čia kalbama apie gilesnės praktikas. Reiki metodą, čakrų jogą, meditaciją, netgi karmos ir čakrų diagnostiką. Visi šie dalykai padeda sugrąžinti tą energetinę pusiausvyrą. Ir koksgi rezultatas? Na, jis apima kur kas daugiau nei tik suplonėjusį liemenį. Kai energija vėl pradeda tekėti laisvai, gerėja viskas. Nuotaika pakyla, atsiranda daugiau sėkmės gyvenime, grįžta tas tikras, atsinaujinęs gyvenimo džiaugsmas. Na štai, artėjame prie pabaigos. Apžvelkime, nuo kogi būtų galima pradėti šią kelionę atgal į save, į balansą. Ir čia klausimas pamąstymui. Dabar, kai esmė jau aiškesnė, kaip manote, kaip galima būtų apgręžti visą šį destruktyvų procesą? Kokie būtų tie pirmieji žingsniai? Jei visa tai sudomino ir norisi pasigilinti, yra kur rasti daugiau puikių idėjų ir patarimų. Juos rasite, pavyzdžiui, svetainėje Reiki mokymai LT, o taip pat ir Motivatorius LT. Ir pačiai pabaigai tikrai nuoširdus ir didelis ačiū. Ačiū, kad žiūrite, kad prenumeruojate, kad spaudžiate tuos patiktukus, kad komentuojate, dalinatės, na ir tiesiog palaikote šį kanalą. Tai be galo daug reiškia. Ačiū.